Iš Panevėžio rajono džiaugiasi vėlyvų šiųmečių derliumi. Augintojai juokauja, kad Lietuvos kaime užauginti arbūzai gal sulauks net šventų kalėdų. Jo, jau suvarstė, tikrai virš 10 jau bus kilogramų. Kai vieni augintojai jau baigia pamiršti lietuviško arbūzų skonį, Vilmos iš Panevėžio rajono dičkiai dar rydinėjasi lysvėse. Bet jam dar tikrai reikia dar pagulėti, panokti, dar parinkti cukraus kiekį. Netrukus Vilma randa jau subrendusi arbūzą, nors jis kiek mažesnis, tačiau akivaizdu, kad puikiai sunokęs. Va, koks gražus. Sultis bėga. Vilma sako, kad arbūzus jį šiemet skanauja gerokai vėliau nei kiti augintojai, nes dėl permainingų orų neskubėjo jų sodinti. Tariau nesodinam, galvojam, kad jau nieko nebus, gal per vėlu, bet nieko, derlius džiugina. O, koks gražus. Irgi labai gera vislė. Labai sudėtingas. Aha. Tai va šita vislė irgi labai sultingi būna, labai saldus, sėklų mažai ir žievė plona. Vilma prieš 20 mečius viena pirmųjų šalyje ėmėsi auginti egzotiškuosius dičkius. Šiemet entuziastė pirmą kartą arbūzus pabandė auginti šiltnamyje ir jau dabar nebejoja, kad sprendimas pasiteisins. Orai vėsta, o uždarius šiltnamį arbūzai toliau bręsta. Pernai valgiam paskutinį lapkričio 15, tai šiemet manau, kad jau gal ir sulauksim ir kalėdų. Vilma atskleidžia, kad per 20 mečius išbandė įvairiausių receptų, kaip ruošti arbūzus žiemai. Juos moteris netraukia. Pernai visą žiemą valgiam ne agurkus, o raugintus būtent arbūzus. Taip pat arbūzai anot Vilmos tinka sultims. Moteris juos lygiomis dalimis maišo su obuoliais ar slyvomis. Taip pat gamina saldainius ir želė. Va čia tai tikrai labai skanu, ypač žiemą, kai atsidarai ir tenais tie gabaliukai, ta prasme, jisai nepakytęs nei skonio, nei ką, valgai kaip šviežią arbūzą, va čia tai nerealiai skanu. Čia dar ne visai sunokė, nes jie tampa visiškai oranžiniai. Jau ne pirmus metus Vilmos šeima mėgaujasi ir pačių užaugintais egzotiškaisiais kivanais. Šitie kivanai gali išstovėti daugiau negu metus laiką. Tai va, labai daug yra vitaminų juose, tai va mes dėl vitaminų gausos ir juos auginam. Gaivaus skonio kivanai anot Vilmos puikiai tinka sveikuoliškiems kokteiliams gardinti.